Jau galima, jo? Галина. Здравствуй, Наташенька. Здравствуй, Дима. Это тетка. Кобра. Наташа, дорогая, мы так соскучились. Мы сидим у тети Ани в деревне. Тетя Аня, скажи слово Диме. Тетка. Ти літуєшки сакік? Дима, отвозек и Летова. Отвозек и Кайма. Jau pamirštu, kur ir kalbu. О, Дарися. Наташа, мы здесь так все скучаем. Мы так тебя ждем. Деревня по тебе скучает. Витай, сакигика, но... Наташа, вот эти охламоны кое-как выцарапал, чтобы они мне привезли. Кое-как. Он все врет. Наташа, ты ничего ему не верь. Лучше бы ты приехал, он дома сидел. Пусть спасет поросят своих там. Яньку уговариваю ехать с нами, она артачится. Имей в виду, артачится. Я вот привезу, все покажу, артачится она. И не хочет ехать. Вот это Аня. Дядя Пятрос уже не помнит, не узнал меня. Дядя Альфонсос умер. Были. Все больные. Все больные ходят, вот и потихонечку. Klimbūna. Квимбуна, тетя Таня, Квимбуна. Для себя свекатос. Круто по трупоти. Шевелится потихонечку, Ну. картошку копает. Да, здесь копают картошку. Так, сейчас мы сам Римонтас привез, Римонта снимает, потом я его сам сниму, A покажу. dar ilgai sakilmos. Яких нори. Ну ты уж так все полики там Палау. быстренько. Gana. Римонта снимает, я потом его сниму, увидишь, какой его бороду. Вообще бородатый литовец. Старый такой бородатый литовец. Покажу я. Einu kiaulipenės. А, Эй, на теулюпе нет. тетя Аня, говорит, пошла свиней кормить. Ну, Эдитка. Nu, Ну, что, не надо? Rusijoj, ko jam važiuot kelios su pusė paros, jis tik kalba, kad kaip, Не, в Сибирь, aš noriu в Сибирь. į Sibirę, jis pardavė. Kam tu juos parveši? Jau nebežaiškia. Kodėl? Aš ten susirasiu. Jis ten susiras, jis tik sako, kad noriu savo ūkyje. Ne, o kodėl kiaušinių nusivežė, išperėjo ir viskas? Nu, Kalakučiukus. Не, tai čia reikia inkubatoriaus, čia reikia... Tai dar Tai inkubatoriai pas mus yra netraukia. kitur, господи. Čia jau daug fotografuoja? Jis jau ne, jo, gerai. Ten tik nustato. Ne, jau viskas, jau eina, viskas, jau klausykit Tai viskas. man jį bus labai neragės. Ragės. Būna neragės. Rimantai, kad ragės bus, paskiau parodysi jai. Paskiau parodysi. Kam mes ragės. Tuoj padainuosim. Gražių dainelių daug girdėjau tylioj. Ai, čia labai dainingi žmonės iš krašte. Наташа, Янька не дает мне колбасы есть копченой. Имей в виду, вот эта сучка не дает мне есть. Но, Nu ir pašnak, tai čia mėlų žudelį. неко, ну. Nu, jo. Va ateina. О, kokiom vietom jūs gyvenate? Giedrė. dabar Minusинская. Anksčiau Jakutijoje gyveno. Giedrė, pažiūrėk, koks paukštis atėjo. Красноярская средись dabar. Pažiūrėk, koks paukštis. Žiūrėk, kaip žvalgo, kaip praskylė, matai? Čiau. Nu, jie nesėjau 100 metrų. Nežiūrė visai. Tai čia ką mane? Dar nepasenus labai aš tai surukus, o tu ne. О, Aš tau noriu pasakyti taip. Римонтай. Aš? Nuimki. Nu, nesutinku su vyru. Eik, tu kibinėmat, bus kitas. Kas tu man toks yra? Aš tau duodausi dirbu, aš darbininkė ir kad tu man reguliuotum vyras gyvenimą niekada gyventi. O čia kaime, nu kur kitą gausi? Turi va vieną ir vaiko apie tai. Римонтай, kaip kaidys vaiko? Nu, kad taip ir yra. Ogi dar reikia prismyti dievulis, kažkaip bus paimta. Sako grėka. Ne, nu šliūbas, vaikeli, tai šliūbas, jau kaip sakyt. Bet kunigas buvo yra šliūbas. Palait vyras gyvas neduoda. Duoda. Viską duoda. Jei išskyrė, tai suprantu negausiu. Jei išskyrė, tai baigsis. O jei mirė žmona, baigės. Jaunai pažiūrėk, kad kalakutas eina. Kaip naktis, taip ir šliūbas. A, o. Ale pažiūrėk, kad kalakutas eina į vaikus.
Giedras, eikit tave dėdištas nufilmuos. Eik, Eik, Nugela. eik, prie kalakutų. Eik, Eik, su ta Eik, mergaite. žaidžiu. Eik, Giedrė, prie kalakutų. Ой, mergaitė. Ji bijosi. Eik, ana dėdė nuotraukas giduos. Eik, Čia ne nuotraukos, čia... Duos pažiūrėt paskiau. Tu davai. Vaikus užtenka, davai Čia žmonės. jungiai, va, ką kalbi, ką dainuoji. Nu tai to mergaitė Gaila, pažiūrėsiu. kad negalėsim pažiūrėti. Nu, A, kodėl? čia reikia, kad vidėkas būtų. Vidikas yra? Įjungia ir žiūrėk, kaip filmas. Galima pažiūrėti. Vidėkas abi žiūri. Tai ką, atsivežt galima. Galima ir pažiūrėti, jeigu dekoderis yra. Kaip dekoderis. Nu, dekoderis sėkis spalvotas. Televizoriui, jeigu yra. Galima ir pažiūrėti per Nu, kamerą. kas Ai, spalvotas. A, ne, per kamerą irgi galima. Televizorius yra pas jūs čia? Bet Nu, tai galima jungti dekoderį, pažiūrėti. jeigu jie turi idėją. Ne, naujas ar senas televizorius? Televizorius mūsų naujas ar šitas užsienietiškas. A, užsienio, o tada gerai, nereikia dekoderį. Ir galėsit Tai va, pasižiūrėti. galėsit pažiūrėti dabar. Ir galėsit dabar pasižiūrėti. Galėsit pažiūrėti dar. Taip, Stasė. Giedrė, pažiūrėk, kas atėjo pas tave, Giedrė. Gerai, galia. Kaip tame susigalvojo? Taip aš norėjau susipažinti. Tik, aš Bet jau... aukštesnė buvai. Stasė, Aukštesnė. Stasė. Nu, Stasė, aukštesnė. tai kada aš juos Jie traukiau? aukštesnė buvo, Stasė. Jau einam Aš dažnė. atsimenu, kad Rimantas, tavo kur mes mamos gyvenam? baigė Važiuojam, daržą, paskiau pas Petrų kažkokias važiuosim. patirkas. Nu, Petras, jeigu pas Petrų važiuosim, reikia Mes pažiūrėti. stikliukai žaisdavom. Pas juos būdavo ten svirnas toks. Ir svirnas aukštai iškeltas. Tai mes palysdavom po svirnu, stikliukų prisirinkdavom, skuduriukų visokių ir Taigi, kaip žaisdavom pamuša ten. lepšį ir kokis potkelį, kad ir Viskas, mes jau mes po svirnu. Šokių ir mes ten žaisdavom tom šokiam. Tai visigi būdavo visas žaidimas mūsų jaunystės. Nebūdavo tų. Padaro kokį medinuką. Ir viskas, vaikeli, džiaugies to medinuko. Ale, kiek Na, aš metų, va? atsimenu, kad buvo šašnikų saviselė, tai kad mes abi dvirangė basais pužas. Pleniko Jono, tai kaip tau tai baba matula. Kaip žanysitės, tai savo išsižūrasis, man tik kad neįtūt. Ir Aš tik prisimenu, Ar kad, mes nuvem ar nenuvem, nežinau. kad ne. Buvo pas jūs ten metinės kažkur. Va čia gyveno miške, boba tokia, viena. Miškininkas buvo, o paskui ten boba, ten toliau miške viena gyveno. Kas tai tokis? Ten gyveno. Tai galima liudiško kartais. Kažkur tai miške gyveno. Ir čia pavasarį, kai patvindavo, taigi vandens, čiagi visur būdavo vandens. Eina, tavo tėdas kantičkas nešiojosi. Kantičkas, Tu klausyk dzukų, klausyk. Pati dzūkė. Nu, kantičkas Tai dar nežinai, kas tokias Giedrė eidavo kantičkas. giedodavo. Nu, ir mano močiutė Kulmuvienė į veseliui pašokdavo ir visa kita į tokia jau būdavo. Ir dabar 1 balandžio, sakydavo 1 balandžio, apriliaus, sakydavo jau. Eina jis pro šalį, pasišaukė, sako, ateik, Viktoris, sako, aš tau pasakysiu, kad numirė ta, kaip jos ten pasakė, tą pavardę ir O vardą. gal tau jūs baba netoks sakėte, ne? Ir su tom kantičkom vaikelį per tas balas, su vyžais, va tiek vandens ir nuvėjo va taip mišku. O jį duris atidaro, kad jinai pečių kūrena boba, tas garbė Jėzui Kristui, Tai gal sako, jūs baba, gal tau jūs... sako, tai tu dar gyva, o sako, tai ko aš turiu mirt. Tas atgal, tai mano močiutė užsikabino visas duris, sakė, aš tau Kulmuvienė namus padėksiu. Aš jojo išeit. O į tokia, nu, močiutė, nu, tai buvo iš posinikė visur. Paskui į ilgą storą buvo ir ilgą sijoną nešiojo, tokį ilgą. Ir buvo pas jis metinės ten kažkur tai tam gale, pas kažką tai kažkur tai. Ir pas ją buvo andarokė, tos kišeniai įsiūta tokia didelė. O mūsų tai nepasiima su savim, žinai, o mes irgi vaikai norim. Tai sūrio, tai to, nu ką, nu ir sunkiai gyvenom. Nu, norim. Į šitą kišenių prikiša. Visi sunkiai gyvena. Tai jinai ten kaip pabūna, kaip pašeimininkauja. Nu jau ten visą kitą, pasėdė prie stalo, aha, pyrago gabalą, pasikanda ir darokai tą kišenę. Tai tą didelį kišenę, kad aš prisimenu, kad jinai kai parėjo. Tikrai pažiūrėt. Dar prisimenu, kaip muilo nebuvo. Nu, muilo nebuvo. Ir tavo teta parsivežė iš Pariečės ar iš kur žemuoginio muilo, kad prisimenu žemuoginis, nes aš šio metais negalėjau nusipirkti ir aš šio metais nežiūrėdavau į tą žemuoginį muilą. Ir visi susirinko žmonės, žiūrėto žemuoginį ir visi uosto. Kol visi ten uostė, už to muilo gabaliuką ir pavogiau. Ir parsinešiau namo. Parsinešiau namo. Niekada žemuoginio nesiprausiau.
Ir aš prisimenu, tik pamatau žemoginį muilą, ir aš prisimenu, kaip mane per kaimą surinkštė varė tą muilą duoti. Tai va, matai, viską. Tai va, tos mergaitės pavažiuos, taip pasiims šitas trauktas. Tai va, viską prisimeni. Šito mergaitė, tai gėdė. Ir dar prisiminiau, kad mes ėjom agurkų vokti kažkur tai. Ar morkas kažkur ėjom vokti. Tokia didžiulė. Ar širdelino, nežinau, kad mes kažkur tai rovėm. Savogi buvo, bet ėjom rauti. Ir dar prisimenu, kaip mes avis ganėm. Ir dar kažkas tai ganė, kad mes... Ir mes kažkur ant kluono užlipom ir radom kiaušinių gūštą. Atsinešėm kiaušinius ir jie buvo užverėti, prisigėrėm. Irgi žinau vienu žodžiu kažką, tai va tokio va prisimenu. Bet ten... Aš tai ne. Tu buvai lėtesnė vaikelė. Tu buvai tokia, nu kaip pasakyti, tu tokia netokia, nu kaip... Tokia netokia. Ne, mama ten buvo tokia užguita, žinai, tavo tokia, nu kaip visa kita. Ir nu tokia lėtesnė. O aš velnių priedus buvau tada ir per visą gyvenimą tokia velnių priedus. Ir aš va paveldėjau jūs savo močiutės, amžinatelis, nu tokį charakterį. Aš va galiu ateit, va, duok pavalgyti ten, nerasiu. Bus sriuba atidaryta, aš ateisiu, susirasiu, kas yra valgyti, pavalgysiu, atsisėsiu ir sėdėsiu ir lauksiu, kol varyšime. Aš jau sakau pavalgiau, tu gali nesirūpinti, jau atliks savo darbą. Mazgelenka žino, Mazgelenkos raktus, kur savi padėti. Ne, nu tai Mazgelenka, tai jau ten problemų nėra. Aš žinau, kur raktai. Tai nešventa, kit yra bulbės kasa, yra gotas sako bulbės kasa. To dieną buvo, nebuvo. O tu kaip išnešti? Ar daug bulvių pasodina? Mes tai 30 arų turim pasodinti, bet dar niekas ant jų tai supradėtų. Bet jau jūs gražioj vietoj, tai neskaičiau. Pasakai, jau čia vieta, tai iš vis fantastika. Čia geras, oi, čia iš vis, bet jau tas keliukas, kur buvo senovinis, jau senas jau pravažiavimas, jau viskas užaugę. Nu, va tas, kur buvo pravažiuoja, romus buvo, jau tas užaugę. Kaip vasarą, tai jau čia, buvo Katrina, iškart. 3. Tai čia pirmas buvo Didelės verbos. O Petras mane tai ant dviračio mašina Nu, kryžius stovi toj vietoj. Ir buvo ten toks kaldėliukas, ir mes rinkdavom prie to. Problemų nėra. Prisimenu, koks medelis, pamačiau va jūsų. Ten nereikia, ten be klausimų. Ir žinau, kad mama... Aklytė, a kas ačiū pasakys? Dar kas Nieko ne. Užeidavom su mama. Mes kaip vaikai, klausyk, smėlės tyras, nudrinės. Mano mama tai einam pas Katriną. Eidavom, tai mama jau sėdų sakys, va. Katrina šitam va šitoj. Ne, gerai. 82 metais mirė. Jie palaidota Gardine. Jinai mirė Gardine. Ir močiutė amžinatelis, ji mirė Gardine. Pas to. Janė Druskininkuose mirė. Janė Druskininkuose. Jo, mano krikšta motina. Janė tai mirė jau Druskininkuose. Ir O laidotas. Anė gyvena. Gyva, gyvena Gardine. Tokį Lenką turi sugyventi, nu tokį. O jos vaikai, neapsiženinę. Jaškas, o... Jo, čia kur tai jis mirė, jis išprotėjęs buvo ir mirė. Kas, Jonas? Ne, jos tas... Pėtė. Tai jinai atidavė jį durnyną, į tuos paskui invalidų namus ir iš ten jau jo neėmė. Ir jis tenai mirė. Ir tokį Lenką susirado, tą namą griovė jų toj vietoj, kur buvo tie namai, ten statė naują mikrorajoną. Ir gavo butą čia jau arčiau Druskininkų jie. Nu, aš pas Jašką buvau buvęs. Pas Jašką dabar Tai neatsimenu. šita mergaitė labai gerai gyvena jų. Tas Jaška irgi tik labai Mes geria. nepasieksim Druskininkų šiandien. Labai geria visais. Taip jau čiūstų jų. O teta ne, irgi pageria, bajava tokia. Tai mane veža. Tokia bajava, zdarobė tokia. Nu ir bernų iki senatvės nereikėjo. Stasė laikoma mažą Ir tokio vyrų iki senatvės. Nu taip jau reikia vyro išgert, čierka, kad būtų tokia. Šeimininkė labai gera. Nu ir, ir gerai gyveno. Jau jinai gerai gyveno. Aš žiūriu jūs, kai mano mama jau iš paskutiniųjų geria vis tiek. Oi, Stasė, kiek metų? Oi, dar kada pasmatysim. Stasė jaunystėj negėrė. Negeriu, tuščiai Stasė jaunystėj negėrė. Kad man ir dar nesaka gerti. Nu, Jonai, tai kiek metų Šventoji. Tai buvo šventoji. Ir mano uždrausta, visiems uždrausta. Aš pensionierius irgi Tai pensijai. žinoma šventoji. Jau viskas, pensionierius.
jaunystėje man niekas nedavė. Ir kaip aš sakau, kaip mes susigirdau, kad tu Jono apsiženijai. Jau pavydėjai. Ne. Tik sako. Janės su kinukais. Tave ko pavydėti, jeigu aš pelnius greičiau druskininkuose jau. O viešpa. Nu, Taip все. sakau. Tu neužsigavo. Ne. Bet tik tai šitas buvo senas Jau bernas. neskaitau, bet Jis jau nesiženijo. Visi galvoja, kad jis senas bernas. Ir kaip iš šitas senas bernas, žiūrim, apsiženio. Dar jaunesnė moteriškė gavo. Jaunu, dar nedar nebuvo. Jau klausyk, jau man 53 metai. Nu, kodėl? Gyvenot gyvenimą. Man 53 jau metai. O kai galvoji, kaime kitaip. Jauna ir žaninau. Jau Bet tu galvoji, pensininkas, kad jau. kaime ką nors geresnio? Tai aš kam, pas Ką mane tu kaime karinė geresnio? O ar pensija. kitaip moteris nugyvena? Kas čia prakidėjus? Tai dar kitaip ir nenugyvena kaime. Visos taip nugyvena. Вот банким, Dar palyginus. jeigu sakinys skaitai. Ir blogesnių būna. Dėk ir skaityt. Dar Gerai palyginus. skaitai. Bet Petras buvo geresnis. Jis Boba ten buvo bajavesnė. O, to ko nėra. Nu, į Boba bajavesnė buvo. Aš šitą nematau, o šitie va gerai. Šitie va yra. Вот tik tai sakinys skaitau. irgi. Rimai, sveikas būk Ne, vaikeli. nereikia. Tokių nemačiau. Tu ką, Rimas veža, tai pamiršk Rimo. O ką Tai aš jis esi? gali negert, pasiūlyti galima. Ne, nu, Pažabūtinai. nereikia. Tai ko, tu pamiršai, kad aš čia sėdžiu, ar ne? Jau, tik atvažiavau, klausyk, jau neždžiai sako. Pirmas, kur Druskininkuose gyvenam. Giedrutė. gyveni. Nu, dar gražiau. Giedra. Praėję kelis kartus ir buvom nuvažiavus su vaikais važiuojam. Nu ką, vanduo yra, viskas. Vaikai eina, aš mašinai pasėdžiu. Tai neišbėgo, eina, kavos atsigerti. Viską trauk, viską nusivešiu. Ai, sakau, tai kur aš ten eisiu, į sodą buvom nuvažiavę, nu normaliai kalbam. Kaip iš čia sužinojai, kad vaikai kaip nuvažiuoja, ten pasikeis, kaip prisigėręs ir verkia. Jau ta cholera sako. Dėliu buvo, ta buvo, sako. Ne, gerai, kad užvažiavam. Ar turi su tuo į vaikų? Vat gerai aš padariau, kad užėjau. Su to neturi, bet jis jos vaikais. Ne, žiūriu, nepažinau, Įsivaikino, žinau, neturi vaikų. nepažinau. Vat arčiau viskas. Ale nepažinau. Astasė, nu tai mane. Jeigu aš galvoju, kad tu tas, tai kad sako Jonas, kad aš ne Jonas, aš Vitas gi. Mano nukėlė į vadai. Nu tai Vitas, aha, aišku, Šešių metukų Jonas darėtės miręs. nematė. Jonas miręs, Vitas. Darėtės, matau. Tai va, sakau, ar Jonas, mano pažįs Jonas mane. Nieko. Nu, tai ką darysi? Jau kiek, Nenori, ne? Jan Jonas kiek pasimetų jau. Sausio mėnesį metai bus. Sausio mėnesį. Janė. Buvo čia. Nereikia klausyk. Ne, nu, bet tai Biškutį, ne, kad pasensti. ir vaizdas kitas, ir atrodo kitaip viskas klausyk. Viskas kitaip klausyk. Dieve, gyva tokie vaikai buvom. Tai čia didesni. Tai aš jį už kepurės klausyk, tai Aš praplėkė saks. tai pažiūrėjau, tai O pas mane nieko, Dievas man davė neina man. plaukai, bet balti, bet neina Čia man plaukai. Dievas ir davė, ką aš tavį norėjau pažiūrėti. Tai aš čia kažkur jūs kaip ir matėte. Galbūt druskininkuose, kai anksčiau gyveno. Kirpėja Taip, va. buvau, paskui turės Jo ne, druskininkuose dirbau. Taip, va, turi ir nuotraukos būt pas jūs mus. Ji labai grybavo į Gulinskujinę. Būdas per laukų ir eina, sakau, Janė, Anksti kiek būdas reikia tokios, dar tik tamsu. apsineši grybų. Dar tamsu, aš jau grybau. Matome, druskos nupirks. Dar tamsu, o jau aš grybauti ir dar tamsu, tai gryba taip pagrybus. Dar pamiegam po kokių krūmų. Ir tokie va kažkaip Tai aš jaučiu, kad aš ant druskininkus nuvažiuosiu jau, viskas. Tai visą tai pasinešė. Konvertuoti. Filmuoja. Pirmarūšai. Ai, tik duosiu oboliuką, pažiūrėk, koks. Наташа, за твое здоровье. Ką čia paimti? Kriaušę? Наташа, варвары, надо мной издевается. Ateik va tavo plunksnelį. Отдыхать не дают. Выпей сама. Aš tau gal kodėl tau oboliuką koks. Kodėl tu verki? Mamytės ieškojai? Bet aš nežinau, kad mano nosis ilga tokia. Man atrodė, kad čia neilga, kad jam Не носится, как кульмо шнобелес. Tai kaip Atkirpsim.
Kaip krikštinom Giedrę. Tavo gražinausi. Tai Sauliukas, tai mano vaikas buvo krikštatėvių. Tai ten kaip aš ten irgi jie Būk sveikutė. Ir vėl man, aš tik Jo. Nu tai kada, matai, aš tik išgeriau, tai kad vėl verčia. Kitas butelis, Jonas, Jis neužvairo? tai ką aš tai nedu, tai klausyk, kada aš atvažiuoju. Jonai, kada aš atvažiuoju. Tai manyti laukia dar kitas, man dar daug yra aš. Jonai, porą dienų man tik, nu kas čia? Nespėsiu visą. Ir paėmiau atsisakiau. Aš ir taip traukiu, nu galvoju, Petrą pamatysiu. Nu gerai. Pas mus buvo pagal dokumentus 2,5 hektaro. Atsargiai televė. Jėzau. Buvo čia daržas. Ir ant putekelio. О, Наташенька, едем в Друскинникай, будь здоровенькая. Na zdarovi. Pamojuokit visi. Ate. Nu va viskas. Taip, kad vieną kokią supranti, parodyti, taigi vis tiek. Гедя, чик-чик. Ir sakyk, Чик-чик. Наташа, дорогая, мы прощаемся с Римаса семьей. Уезжаем в Друскинникай. Был он у Кочергиса. Был. Излечили его от всех болезней. Да. Скажи, везу все. Так, Наташа, все, прощается Вита с Алитусом, с Римаса с семьей, едет в Каунас. Едет Йонас Ужусалис Едем на могилу. на могилу, едем, Мужикаляй. Močiutė tu pažiūrėk, va. И ждем мы очень тебя, особенно тебя, Вот так, Ева. Димой. Саулис особенно Диму ждет. А я тебя жду. Ну, aš matau. Tai va, parveši. Krikštynų. Nebuvo laiko pasižiūrėti. Net, nu, Parodysiu, kai buvo Giedrai pareigyta, bet labai prastai man. gerai, matos. Nu, tu nematei. Видишь, Римонта-то видишь? Ne. Римонта-то видишь, какой был? Тоненький у нас в Якутске. Какой стал? Бородатый. Я помню, я тебе обещал, что я покажу его. Хотите, а булькой крянта. Все. И курица слегка скаса. Курица слегка скаса. А, вот сейчас. Sveiki, babutės ištraukt ir viskas. Наташа, привет, с Димкой. Как сказано? Как? Крам-то вон. Как? Вон. Телюкас. Ням-ням-ням. Телюкас, ням-ням-ням. Krasensų. Jis atėjo, nu, prisistatė, aš nepažinau, kad jisai, reiškia, nu, tai atėjo, žiūriu, kad jie atlėkė prie vartų. Jo, einam į mašiną. Idiotas, matai? Jie taip lėkė, žinok. Jie galvoja, kad aš viena, o Pauliūda atvažiavo su Tomu. O Tomas pulpelas nešiojo lauk pilt iš makyno. Liepė nesakyk nieko. Nu ir paskui man kuris nieko nedarė, bet jinai pasakė, aš jaučiu nuo jo blogį, sako, jisai, ko tai sako, jisai čia sako nori. Paskui vėl atėjo. Atnešė 4 snikeriukus. Nu, ir jau jisai drąsiai, žinok, nu galvoju, ką, tokia šaika, impulsą, ar televizorių, ar ką. Nu, tai taip. Pagriepsiau čia vieną aš likus ateit, nu ir... Tai paskui ten per langą lindo, jisai ne. Filmuoja jau dabar mus, jau ką kalbam, tai jau viskas.
Tai jau Einam, Merkelis, einam. Vyto šeimai visiems linkėjimai. Natašai. Natašai, Dymai, visiems linkėjimai. Tai jau dabar jisai filmuoja čia mūsų, bet jau čia. Идем к дедушке Йонасу. Tai jis buvo važiavęs vietas pas mane. Aš ant tavęs mafija užsiundysiu, kurva. Кого? Jonas. A ty? Jonas. Ne. Mano brolis. Močiutės brolis. Tavo dėdukas. Kalbėjomės, nevisime. Buvom pagalės. Ten nerasudžiaus. Mano jau dėdė paskutinis mirė. Man žinios nedavė. Žinai, kaip man tai niekada nežinios nedavė. Vienas skaito, žinai, kažkokį ten trečią rūpą. Ten aš kaip sugalvoju ją. Tak iš to viską. Kas teisingai, tai neteisingai. Ai, čia buvo žvakutė instatyta tas mažas. Jau, sudegė. Ir visų čia vieta. Visų čia vieta. O, kaip jį pavadinti statyti. Neturiu pinigų, su tom šienu. Skolą įlindau, negaliu dabar tą karvę burokus čia vieną išėdį. Tai nežinau pensijos ar užteks. Man dar aišku. Jis buvo plėtis, save turiu dirbti. Bet kokiu laiku? Vasarį irgi. Tu dar kurva, nudvėsi, tai vaikelė stumdžiausi. Ir po to, Tai vat nežinau, stumdžiausi su juo. ne, sakė, kad nebuvo. Sakau, nuvažiavai į vaiką aplankyti? Ne. Vaikas man paskambino sūnus, tik tai. Močiutė, ne jam. Močiutė jį išvyko. Jų motina. Dabar dėjasi kambariuose, ten daug gyventojai. Švies tos gyventojų skirtas. Jis ten gėlė, davėsi. Su mafija, man dabar tas, nes jis jaučias tam. Tokį ir šiokį galą. Jis ten manęs visi. Tai man dar su juo susistumčiau, žinau. Ha. Tos jau, kur jau ten langus išdaužė ir jis išplėšė vienai, kitai per langą lindo ten. Nu, atėjo skambėt, kad Liuda paskambytų. Sakau, a, kitas iš ten ateina. Tai gal iš čia mergį turi? Matyt, kokį. Bandas, tai mergį. Jie, Tiek ten šlaputė vaikelį. Mergaitė nori padaryti. tai sakiau, turi žiemą, gal kiek staupysiu, reikia kryžiaus, sakiau, 400 buvo, tai staupau. O šitas kryžius. Nu, tai čia. Laikinai. Ten aš galiu mane gražų kreipti. Nereikia. Ten privirina geležis, kaip nenukūrė. Nemėtyk. Ja, jinai išmėtė. Žemė